2,5 tūkstančio. Štai tokia suma Lietuvos valstybė vertina didžiulius tūkstančių vairuotojų nepatogumus. Jau ne pirmus metus yra uždaroma rekonstruojamo kelio tarp Vilniaus, Molėtų ir Utenos atkarpa. Pavyzdžiui, nuo šiandienos 4 val. Ryto iki penktadienio 21 val. Vakaro bus uždarytas nemenkas kelio ruožas tarp sankryžos į Paberžę ir tarp sankryžos į Maišiagalą bei Nemenčinę. Na ir įsivaizduokite, tokia kelio atkarpa yra uždaroma vien tik dėl filmo filmavimo. Už tokį išimtinį leidimą naudotis keliu filmavimo bendrovė sumokėjo vos 2,5 tūkstančio. Filmas bus skirtas tarptautiniai auditorijai. Via Lietuva suderino eismo schemą su filmavimo komanda. Iš esmės siekime atverti infrastruktūrą, suteikti galimybę visiems ją naudotis. Kelių įstatymas nurodo, kad renginiai gali būti organizuojami valstybinės reikšmės keliuose suderinus kelio savininkų ir taip pat yra nurodytas mokestis už ribojimus. Taip pat pastebime, kad dėl filmavimų valstybinės reikšmės keliai praeitais metais buvo uždaryti net 8 kartus.